daryti, jeigu, pavyzdžiui, vis tiek yra nedrąsu eiti iš pažinties, nes nedrąsu išpažinti viską, ką tu blogą padarai kunigui, tokiam, kuris lyg ir iš dalies toks kaip tu, jeigu galima iš tiesų, tai Dievui viską išsakyti. Net ne iš dalies, o aš ir esu kaip tu. Visiškai vienas prie vieno. Nu, kaip žmonės mes vienodai. Taip, aš žinau, tu galvoji, kad aš esu šventesnis už tave, bet... Ne? Ne? Gintai, per nuvaždo klausimą. Dabar mano veidas pamagai kaip ir vyksti. Gerai, šiaip tai tu uždavai labai gerą klausimą. Pirmiausia dėl to, kad iš tikrųjų yra nepatogu kalbėti per išpažinti tai, ką mes kalbame. Esame įpratę visur parodyti save gražesnius, geresnius, gyrėmės kartais net ir nepelnytai, esame mandagus labiau galbūt kitų žmonių apsupti. Ir tarytum, normalu yra visą laiką rodyti save geresnį, negu tu esi. O čia per išpažinti tu ateini ir dar taip, kaip sakyti, didelį koncentratą turi pasakyti labai bjaurios informacijos apie save. Pasakyti, kas tu esi iš tikrųjų, tai nėra lengva. Ir tada, aišku, kad mes tuos dalykus slepiam nuo žmonių pirmiausia. O kunigas irgi yra žmogus ir tada iškyla tokia dilema, o kaip čia jam sakyti, jeigu jis irgi tik žmogus, o gal geriau tegu Dievas man šiaip atleis ir, žodžiu, mes ramiai tvarkingai su Dievu pasišnekėsim. Bet reikia įvardinti ir čia yra labai toks geras momentas edukacinis, kad kai mes įvardijam savo nuodėmes, mes nuo jų galim atsispirti. Ir mums tada aišku netgi labai sąmoningai, už ką mes atsiprašome. Nes šiaip, pavyzdžiui, galbūt jums teko su Dievu kada pabendraut, taip va, kur nors gamtoj, neoficialioje aplinkoje, ir sakyt, Dieve, atleis man, žinai, padaręs aš esu visko blogo ten, ar daugiau, ar mažiau, bet tas taip ir praslysta, taip paviršutiniškai. Mes net nemėginam kažkaip tai analizuoti tų nuodėmių, kai kalbame su Dievu. Aišku, yra žmonių, kurie gali tą daryti, bet šiaip išpažintis, tai jinai tiesiog mus, tarytum išprovokuoja tokiam labai sąmoningam savo elgesio, savo minčių arba savo neveikimo kartais apmąstymui. Ir tada mes galim įvardinti. Taigi bet kokia nuodėmė, ji gydoma nuo įvardyjimo. Kaip ir lygos, pavyzdžiui, alkoholikai, kol nepripažįsta, kad jie tokie yra, jiems labai sunku gydytis. Praktiškai neįmanoma. Turbūt tas pats ir išpažintyje. Dabar kodėl nėra gerai, arba kodėl nebūtų galima tik pasikalbėti su Dievu ir tau būtų atleista. Manau, kad Dievas iš tikrųjų atleidžia. Ir kad jam net nereikia įvardinti mūsų nuodėmes, jas jau žino, mato ir tikrai, jeigu mes gailimės, jis atleidžia. Bet esmė, kad mums patiems to reikia, kad mes įvardintume, mums reikia taip pat ir gailėtis dėl tų nuodėmių. Ir mums reikia netgi tarpininko, per kurį mes labai aiškiai pajustume, kad mums atleista. Nes pavyzdžiui, aš galiu ten atsiprašyti Dievo, vaikščiot kur nors laukais ir galvot, tai turbūt atleido. Aš nežinau, ar jums nėra buvę tokių patirčių. Dieve, aš atsiprašiau, greičiausiai jau man atleista. Gal dabar jau tikrai atleista. Jeigu dar ne, tai dar tada aš Dievą pasimelsiu kokį vieną potyrį ir tada jau tikrai bus atleista. Ir žmogus pradeda galvoti, o kada čia jam atleista, o kada neatleista, ar tikrai atleista. Ir gerai, jeigu yra lengvos nuodėmės, bet kai pasitaiko sunkios nuodėmės. Sakykime, yra labai baisu eiti į klausyklą ir tada jauties toks, taip nejaukiai, toks kaip už borto nuo kunigo, nuo to atleidimo. Ar yra nors galimybių? Aišku, tu gali susitarti su kunigu, susitikti dar kažką, bet kaip būtent pačios klausyklos šaltumą įveikti? Tai yra dvejopų žmonių. Vieniems, kaip tau pavyzdžiui, tas kioskas yra baisus, ar ne? Bet kitiems kaip tik klausykla yra būdas įsidrąsinti. Tada žmogus kažkaip tai nėra tiesiogiai su kunigu tame kontakte ir gal kuklus ar bijo to žvilgsnio ar dar ką nors. Tai jam kaip tik yra būdas pasislėpti už tos senelės.
O šiaip jau ateiti iki klausyklos didžiausios drąsos reikia. Ten, kai žmogus ateina, kai atsiklaupia, tai vis tiek veikia ir Dievo malonė. Tada kaip ir bebūtų baisu, bet jau sakai viską ir nebėr kur dėtis. O kam patogiau, yra tokia galimybė, aišku, susitarti su kunigu, ypač jeigu einama išpažinties iš ilgesnio periodo. Arba labai aiškiai suvokiama, kad nėra paprasta padėtis, kad reikės pasikalbėti su kunigu ir kad norėsis gilesnio patarimo, galbūt pasiaiškinimo. Tada geriau susitarti su kunigu ir atskirai. O kaip atskirti va, tą dalį, kuri lieka tarsi kaip psichologinis patarimas ir grinai toks labiau gal kaip psichologo pareiga, nes tada gaunasi taip, kad kunigas iš dalies turi būti ir psichologas žmogui. Na, kunigas gal turėtų išmanyti kažkiek psichologijos tam, kad neįžeistų žmogaus, kažkaip neatstumtų jo pernelyg taip grubiai. Bet kunigas nėra psichologas ir psichologo pagalba ji skiriasi nuo išpažinties. Nes išpažintis yra Dievo malonės dalykas. Per išpažintį veikia Dievo malonė, Dievas atleidžia tau nuodėmes. Su psichologu, kai kalbiesi, nevyksta atleidimas. Nevyksta turbūt net ir gailestis kažkuria prasme. Ten mėginama tiesiog analizuoti save, savo veiksmus. Nežinau, gal Onytė studijuoja psichologiją, galėtų ką nors plačiau pasakyti. Tai iš esmės tenais principas ne to, kad tu dabar sužadink gailestį ir gailėkis dėl savo kažkokių poelgio, savo elgesio, bet supras, kodėl tu taip elgėsi ir kokios viso to priežastis tavo elgesio tokio. Ir tuomet bandyti spręsti tas problemas kažkaip. Taip, nes išpažintis visuomet susijusi su nusižeminimu. Reikia tikrai įveikti save ir atsiklaupti šiuo atveju ne prieš klausyklą, bet prieš Dievą, suvokiant, kad mes nuo jo nusigrėžėm, patys buvom nelaimingi ir dėl to turbūt įskaudinom kitus žmones.